Vilniaus rajono vietos veiklos grupė, kuri veikia jau 20 metų ir veikia mes principų lyderinių, tai yra, kai iniciatyvos eina iš apačios. Mums visą laiką buvo labai svarbu projektai, kur ateina žmonės, kurie pasirenka ne tokį lengvą kelią, tačiau jis yra jiems arčiau širdies. Tai amatininkai, edukatoriai, kaip čia, pavyzdžiui, privataus parko kūrėjai, visa tai, kas džiugina jų širdį, jie daro tai su malonumu. Aišku, malonu visiems ir gyventojams, ir visas mūsų gyvenimas nuo to darosi tik tai įdomesnis. Mes darome tokius tarptautinius, regioninius projektus, kurie viešina tą veiklą, kurie būrė tą veiklą, ir užtat Sumanių kaimų projektas, kurį dabar mes pradedame įgyvendinti, taip pat yra ta pačia tema, kur bus sukurta visa infrastruktūra, bus sukurtas centras, vieša erdvė, platforma, visa tai, kur galės tokie žmonės susirinkti, dalintis patirtim, reklamuoti savo veiklą kartu, su jais galės susipažinti platesnis ratas tiek Vilniaus rajono gyventojų, tiek už jos ribų. Sumanių kaimų projektas tai yra visa strategija sukurta tai, kas mums buvo svarbu, aktualu. Jis, aišku, rėmėsi ir mūsų anksčiau kūriamomis strategijomis ir mes išgryninom tai, kas mums yra svarbiausia - remti smulkųjį verslą, kuris užsiema vietos turizmu, amatais, edukacijom ir panašiai. Ir Sumanių kaimų projektas susideda iš 5 atskirų projektų. 3 iš jų daro savivaldybė, todėl kad jeigu tai būtų privačių ar bendruomenės projektai, tai būtų žymiai sudėtingiau, todėl kad reikalavimai yra sudėtingi ir jeigu kažkokia tai infrastruktūra kuriama ir būtent žemės sklype, tai jinai turėtų priklausyti pačiam pareiškėjui. Tai kadangi savivaldybė yra žemės sklypų savininkė, bus 3 projektai, kuriuos įgyvendins savivaldybė, tai yra verslumo centro steigimas, socialinių inovacijų ir verslumo skatinimo centras vadinsis. Šalia bus įkurta erdvė, kuri bus pritaikyta įvairiems renginiams, bus galima organizuoti įvairias mugės, parodas, renginius, kalendorinės šventės ten bus ir galima bus ir prekiauti ir demonstruoti savo produkciją, susirinkti bendruomenį iš viso Vilniaus rajono į tuos renginius. Visa tai bus, aišku, inovatyviai įrengtas, pritaikant visus tokius įdomius sprendimus. Kartu bus kuriama platforma internetinėje erdvėje, tai bus visa informacija, kur galima bus surasti apie įdomius vykdomus verslus, veiklas, tai, kas aktualu kaimo verslui, visa šita informacija bus patalpinama platformoje. Ir dar kartu yra 2 projektai, kuriuos vykdys nevyriausybinės organizacijos. Tai Buividų asociacija kurs labai įdomų rinkodaros partnerystės projektą. Tinklas bus sukurtas, kur apjungs visus vietos turizmą skatinančius verslininkus. Bus organizuojami įvairūs mokymai ir tikimasi, kad ta sukurta metodika galės pasinaudoti ir ateityje, jeigu kas nors taip pat pasuks tuo keliu ir prisijungs ir dalyvaus tokioje veikloje, teiks tokias paslaugas vietos turizmo srityje. Taip pat bus dar sukuriamas žalios stovyklos modelis. Tai projektas, kurį vykdys Kivijos bendruomenė. Bus sukurtas toks modelis, kuomet galima organizuoti stovyklas vaikams ir jaunimui, kurio pagrindinė tema yra aplinkosauga, gamtos apsauga, ekologija. Daug turėjome iššūkių rengiant šį Sumanių kaimų projektą. Jisai yra pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje.
Bet tikimasi, kad mes įgyvendinsim jį sėkmingai ir jo rezultatais galės pasidžiaugti ne tik projekto įgyvendintojai, bet ir visi Vilniaus rajono gyventojai, taip pat ir už jos ribų.